tas laimės kraštas, niekad nesugriautas, priklausė mums kaip Dievui šitas skliautas, kaip savo vočia ir miela, kad lygi šiol tebjaudina man sielą. Čia nuostabiame gamtos kampelėje, kur kadaise savo eilės kūrė ir meilės ilgesį išgyveno Domas Mickevičius, jau 7 metus skamba ne tik ištraukos iš jo palikto kūrybos lobyno, bet ir kitų poetų kūriniai. Tokį sumanimą įgyvendina Girstos bendruomenė. Faktiškai Adomas Mickevičius į Kauną atvažiavo rugsėjo gale. Vienur minima rugsėjo 30, kitur rugsėjo paskutinė dekada, kai kas sako, kad spalio 1 dienom. Todėl mes bandom artinti prie tų datų, kada jis atvyko į Kauną, kada jam buvo sunkiausiai išgyventi ir kada jis labai pasijuto laiminga šitam kampelyje. Savaitgalį rudeniniams lapams čežant unikalioje vietoje rinkosi ir jauni ir vyresnieji kauniečiai. Šią bendruomenės iniciatyvą visus suvienyti poezijos valandoje parėmę politikai tikino, kad ateityje tokiems projektams skirs dar daugiau dėmesio. Mat pastebi, kad žmonės pasiilgę buvimo drauge. Viskas, kas vyksta Kaune, viskas džiugina širdį, kaip aš sakau. Gaila, kad šiandien nuostabus oras, o žmonių nedaug. Na gal kažkiek tai mes ir patys jaučiam kaltę, gal per mažai išreklamuota. Be to dar turbūt žmonės naudojasi tom paskutiniam gražiom akimirkom, kas į sodą, kas į gamtą. Bet iš principo, aišku, tokie renginiai jie telkia, būrė miesto visuomenės, bendruomenės ir aš manau, kad jie tikrai labai naudingi. Kultūros politiką kuruojantys savivaldybės atstovai teigia, jog tokie kameriniai renginiai sulauks ne tik valdžios dėmesio, bet ir finansinės paramos. Žadama skatinti ne tik tradiciniais jau tapusius projektus, bet ir naujas iniciatyvas. Visi renginiai, kurie bus panašaus profilio, tai yra būtent plačiai visuomeniai, jaukus, kameriniai, bus tikrai remiami ir svarbu tik tai, kad visos naujos iniciatyvos, jas tik tai reikia suprasti, kad mes jas galėtume per jų prisidėti, o tie renginiai, kurie yra jau tradiciniai, tarkime šiame slėnyje, tikrai visada susilauks paramos ir vis didesnės. O bendruomenės Girsta atstovai prasitarė, kad ateityje į šį unikalų slėnį norėtų pakviesti ne tik eiliuoto žodžio meistrus, bet ir dainuojamosios poezijos atlikėjus, muzikantus, o gal net dailininkus.